Prisipažinsiu, šį kartą neparašiau jokios temos pokalbiai. Tai aš galiu pasiūlyti. Pasiūlykit. Klausyk. Taip. Intravertinė sielos iliuminacija per ekstraordinarių kasdienybės iššūkių, ekstrapoliaciją ir vizualinę stimulaciją. Būdai ir priemonės. O jei išvertus iš Leonido Donskio kalbos? Tu taigi parodoj buvau. Pasikultūrinau. Kokioj parodoj buvot? Tapybos ar šiuolaikinio meno? Mašinų parodoj Ženevoj. O aš maniau. Tai tu nemanyk. Tau kenkia. Tai kaip paroda? Nusivyliau truputėlį. Iš tikrųjų, tai tie gamintojai nieko naujo ir neparodė. Fiatas, aišku, nustebino. Fiatas? Atleiskit, bet neįsivaizduoju jūsų važinėjančio su Fiatu. Tai ir aš neįsivaizduoju. Bet tai Fiatas vienintelis, kuris realiai kažkiek tai atsinaujino. Visų kitų tų mašinų markių gamintojai tai atsivežė į parodą tas pačias mergas kaip ir pernai. Sakyčiau, iš vis tai, net nepagarba lankytojui. Tai tik Fiatas naujų panų pažėrė. Bet ten juk automobilių paroda. Gal nusižiūrėjot naują kokį? Principe ne. Labai jau jie ekologiški visi tos. Gal sutikot pažįstamų Ženevai? Tai aišku, kad sutikaugi 2 milijonierius iš Lietuvos. Vardų tai čia neminėsiu, nereikia čia, bet vieno pavardė tai labai panaši į tą žodį šaltibarštys. O kita pavardė? Tai kita ne. Tai tas pirmas, žodžiu, renkasi jau ten tokį Bentley, sakau, pirksi? Tas sako, ne, šūdas. Pasižiūriu į kainą, tikrai, kad šūdas. Tai nepatiko mašinų paroda? Principe ne. Iš viso, visa ta Šveicarija man nepatiko. Nes ten važinėjau su Ferrari. Bet tai vis tiek ir atrodžiau kaip vidurinė klasė. Taip sakant, kaip visi. Labai šlykštus tas jausmas. Ten su Ferrariu per Ženevą važiuoti, tai tas pats, kas pas mus su Opeliu leistis pirmą juostą nuo Šeškinės kalno. Tai jokio įspūdžio nei tau, nei aplinkiniams. Nežinau.